Labas vakaras, orbitos žiūrovai. Nieko nebestebina. Nei burtininkai, nei magai, kurių Lietuvoje po Rolando Pakso išrinkimo ėmėsi tarsi iš gausybių rago. Man labai įdomu, ar iš tikrųjų, kad esančioje naujoje Orvidų sodyboje pas poną magę Sraigių Lolašvilį. Norėčiau jūsų paklausyti, gerbiamas magė, jūs pirmas pramatėte Rolando Pakso atėjimą į valdžią. Jūs pirmas būrėte tualetinį popierių ir būrėte vandenį. Aš noriu paklausti jūsų, nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo nuo to dar seniais metais, kai aš diagnozavau Rolandui Paksui abi ligas. Vidinę ir išorinę, dvasinę ir kultūrinę. Kuris esate? Čia esu. Gerbiamas magė, kaip, atsiprašau, ekstrasensė. Aš esu aiškiaregys. Vadinkite mane aiškariu. Sraigius Lamborghini. Leidžia savo pajuokau. Gražu čia pas jūs šitoj Orvidų sodyboje žmonės atvažiuoja pasisiam. Čia yra ne akmenai, o suakmenėję senovės žmonių šūdai. O, iš kur jūs čia pats viską suvežėt? Aš pats iššikau vaikystę ir išauginau kaip grybas, kur virtuvėje žmonės loinikę laiko augina grybą. Aš norėjau ir paklausti, jūs esate ne baltosios, ne juodosios magijos atstovas. O rudosios magijos. Aš esu rudosios magijos atstovas. Ir man tai, pavyzdžiui, labai juokas Jama Kailėna Lorbingašvili apsuka Paksą tualetiniu popierium, kad ras yra švarus. Nu tai čia anei balta magija, anei juoda magija. Čia kažkokia vilniva, sakyčiau. Aš tai apsuku žmonės su tualetiniu popierium, kad yra panaudojęs esu. Šūdina apsuku žmogui, šūdais ištepu žmogui ir žmogus pasveiksta, nes rudoji magija yra jo jėga. Iš tikrųjų, jūs ir man netgi... Jūs kiek jūs, pavyzdžiui, išikat šūdų per dieną? Nu, 2 gabaliukus. Neblogai. Aš tai išikau, žinokit, labai daug gabaliukų per dieną, nes tokia profesija. Štai jūs čia, pasistatė vandenį. Kaip jūs jį įkraunat gerybinę energiją? Na, Lenašvili, tai jį prabraukė su delnu. Paima, mačiau per televizorių alaus bankalą, pas Paksą namie atsuka vandengio ir pa vandengis pribėga, į bakalgą ir neužsuka vandengį ir prabraukė kaip švelniai mergaitė vaikinui per pimpelą. Ir užbūrė, aš atsiprašau, čia neburtai. Aš darau paprastai, aš paimu vandenios statinaitę ir prišiku į vidų. Prišika. Ir jis pakeičia savo cheminę formulą tada. Gal galim pasižiūrėti? Nu, galim. Jūs tik pasitraukit toliau. O čia nepavojinga? Toliau dar pasitraukit. Kvapas labai. Aš matot, kai kakoju, tai nenusimaunu kelnių. Nes kai dažnai darai, tai skylę prasidariau užpekalį. Pasitraukit toliau dar, jo. Nu, kaip jums ten sekėsi? Ar pavyko? Pavyko, dar biški. Tai kaip čia burtų paslaptis? Nekalbėkit, aš negaliu kakoti dabar. Nu gerai, dabar atsargiai, žiūrėkit, gali įvykti sprogimas. Tai pasitraukit biškį tą tokio, biškį nuveinam. Atsargiai, nes dabar keisis vandenio struktūra. Bet kur jūs slėpėtės anksčiau? Kodėl jūs anksčiau į viešumą neišėjot? Kaip sakote? Anksčiau į viešumą Tai neišėjot. jums iš burnos ir dar iš ten atė mano šūdą, aš gyvandenį apšikau ką tik. Ai! Baisu buvo. Dar vienas. Ai! Baisu buvo, ne? Einam parodysiu, kaip moku kortą burti. Tai štai, taip įdomiai pakrypo mūsų pokalbis su rudosios magijos žinovu, ekstrasensu, burtininku Sraigiumi. Na, ne tik vanduo paklūsta jo rankoms. Saugumą pristigęs žmogus gali paprašyti ir kortų pagalbos. Kortos, juk ta priemonė, su kuria mes galime praskleisti ateities duris. Parapsichologijos mokslininkas mums paaiškino ir apie juodosios magijos pagrindinį kodavimo būdą ir priemonę. Druska, kokie be atrodytų jį paprasta, juodojo mago rankose ji tampa labai sunkiu psichotroniniu ginklu.
Gerbiamas magija, norėjau paklausti, nu tai kaip tada atburti tą mūsų lietuvėlę nuo tos juodosios magijos kerų? Mes, rudosios magijos atstovai, mokame kovoti tiek su juoda, tiek su balta magija. Reikia nusipirkti druskos, o geriausia, jeigu ta druska yra, kur Paksas iš malūnsparnio numetė. Nu ir tą druską mes barstam, visur barstam. O po to dar žinote, ką reikia padaryti? Na, aš suvalgau tokį pakelį visos druskos ir iškakoju tokį didžiulį rudą kristalą. Ir tą kristalą aš susmulkysiu gabalėliais ir nunešiu naktį pas Paksą namo ir išpakavosiu tą rudo kristalo gabalėlius pasipalovą, paklazėtų visur, kur vaikšto Paksas ir jis atsiburs. Štai taip apkvailinta Lietuva, prisivalgiusi magiškosios malūnsparnių druskos. Parapsichologas mums paaiškino dar daug nešvarių technologijų ir kas už jų slypi. Gerbiamas magija, jūs sakėte, kad parodysite mums, kas valdo Lietuvą. Parodyt, kas valdo Lietuvą? Taip. Prašau, labai paprasta, kas valdo Lietuvą. Žiūrom į ekraną prieš. O jūs nebijot? Turim reikalą su nešvariom dvasiom? Mes turim reikalą su šūdais ir šūdinom dvasiom. Na, o dabar paranormalus desertas. Na štai, magas dabar atliks juodosios magijos panaikinimo ritualinę apeigą. Jūs pasižiūrėkit, operatorius, parodykit, kaip aš... Kaip sakyt, palaukit, užpakalį nusivalysiu. Čia jums gydomasis, pavalgykit. Ačiū. Negalima, žinokit, labai yra kaloringas maistas išmetai, tai reikia valgyti. Duokit ir man biškį. Sako, labai stebuklinga. Man aš dar labai skanis, nes aš daug druskos valgau. Išsiurokė. Nenoriu operatorius, valgykit. Nu tai ką, kaip sakant, jūs man dar parodysit savo pagrindinį stebuklą. Taip, aš kai daug kakoju, tai savaime suprantamas dalykas ir rudosios magijos magas daug ir vėjuoja, taip sakant, dujom leidžia. Ir dėl to aš specialiai įtaisiau savo tokį vamzdį čia, kad nebūtų specifinio kvapo, išmatų aplink mane. Tai žiūrėkit, jūs pasitraukit, aš dabar pašaudysiu biškį. Papersiu, taip sakant. Pasitraukit, žurnalistas, nes čia nėra juokas. O! Kaip dėjo. Bezdu kaip senas bezdalius. Rudoji magija, kaip sakyt, žurnalistas. Nu, jūs važiuokit savo, aš einu dar labai šik noriu. Lietuva gali miegoti ramiai. Rudosios magijos magas, parapsichologas ir homeopatas Sraigius nuėmė prakeikimą Lietuvai. Lietuva miegok ramiai. O jeigu yra neramu, kreipkis. Štai Sraigiaus internetinis adresas.